Labas, aš esu Paulius, esu iš kūrybos komunikacijos. Dabar yra 9 ryto ir aš esu čia tam, kad tau papasakočiau apie kūrybos komunikaciją. Mūsų kursas, kuomet stoja į šitą studijų programą ir vyresni galvoja, kad čia yra žvaigždžių kalvė, kad įstoja čia mes tapsim žvaigždėm. Bet neapsigauk, čia yra visiškai ne apie tai. Mes mokomės, kaip sukurti kūrybos produktą ir kaip tą kūrybos produktą parodyti visuomeniai. Mano galva, tas yra daug naudingiau, negu tiesiog atrodyti gerai ar mokėti pakalbėti prieš kameras. Kitas dalykas, reikia suprasti, kad universitetas ir ypač šita studijų programa nėra tam, kad tu taptum specialistu vienoj srity. Tai nėra tų laikų programa, kuomet tu išmokdavai vairuoti traktorių ir visą gyvenimą tą traktorių vairuodavai. Tai yra studijų programa, kuri tau parodo komunikacijos galę, daug veiklų komunikacijos srity ir tu pats pasirinki, ką tu nori toje komunikacijoje daryti. Todėl, jeigu tu galvoji, kad tu čia išmoksi vieno dalyko, tai tikrai taip nebus, čia sužinosi labai daug ką ir sužinosi, ką tu tiksliai nori daryti. Jeigu tu, pavyzdžiui, galvoji, kad tu nori būti komunikacijos planų kūrėjas, tai tu pamatysi, kaip tas atrodo iš arti ir nuspręsi, ar iš tikrųjų tą nori daryti. Pakviesčiau, taip nenorit, nesirinkit. Reikia rinktis tai, ką tu nori daryti, nes kiekvienoje veikloje yra taip, kad ateis toks momentas, kai bus labai sunku ir išliks tik tai tie, kurie tikrai mėgsta tai, ką daro. Todėl jeigu jūs čia įstosit dėl to, kad aš pasakiau, tai bus neįdomu nei jums, nei dėstytojams, nei niekam. O jeigu jūs manot, kad jums patinka komunikacija, jeigu jūs norite išmokti kalbėti, rašyti, sužinoti apie ekonomiką ar kultūros paveldą, tai prašau, stokit čia.